Labas rytas, smagu ir vėl su jumis sveikintis. O pas mus šiandien nauja diena, nauja varžybų diena, mes jau baseine. Pasidarėme mankštą salėje ir einam žiūrėti, kas vyksta baseine. Kol kas yra 9 valandos ryto, varžybos prasideda 10 ir šiandien mes turime net 3 varžybas. Pirmosios varžybos prasidės 10 valandą, bus komandinė rungtis, komandinė rungty dalyvaujam 3. Aš, trenerė Asta ir Džonas. Bus įdomi rungtis, pirmą kartą vyksta tokios varžybos, tai žiūrėsim, kaip mums seksis. Antroji rungty dalyvauja Kostas nuo bokšto, nuo 5 metrų ir po to šokinėja trenerė Asta taip pat nuo bokšto. Taigi šiandien pilna varžybų diena. Tikimės viskas pasiseks, o jūs nepamirškite mūsų palaikyti. O kol be kalbėjau, atėjau iki baseino, pažiūrėkime, kas čia vyksta. Šokinėsim šiandien nuo visų prietaisų. Ir nuo 1 metro tramplino, ir nuo 3 metrų tramplino, ir taip pat nuo bokšto. Štai atlieka stovėseną nuo rankų, nuo 7 metrų. Bukšt. Beveik gražiai pavyko. Kol kas žmonių mažai, turim šansų viską suspėti. Tai va, keliaujam sportuoti ir susitiksime prieš varžybas. Tai labas rytas, apšilimo šuoliai. Very good. Ponas Kostas, 80 metų, 5 metrų bokštas. Drutė, 3. Pono Džono apšilimas. Ir 3 springboardas. Norėjau ant 3 vien dėl to, nes ant 5 bokšto yra belė kokia eilė. Det sista startskedet kändes bra. Man ska liksom bara se till att gå. Vad gör du med det? Är den här? Är du halva? Bra. Och det var ju också det. Du hoppade upp där. Teknik. Ir paleisk kojas. Asta, 7.5 meter dive, 6118. Trenerė Asta, 7,5 metrų šuolis. Labai gražus šuolis. Ištempė labai gerai. 8,5. Nežinau, iš kur tie 7 tai. Nu, tu viena mėgsti pakalbėti. Laimėjom. Pusę balo.
Va, taip būna. So, what's your comments about the event? Are you happy that we have first place? Well, with 1.5 points, okay. We should have had 50 points more, but we need a hat and t-shirt. Well done. Team Netherlands, Bas Blitz, Jal Bashbavi and Astrid Svage. The silver medalists from Netherlands, Yvonne van der Meer, Anouk van der Wijk and Andy Ostiana. And the gold medalist, Team Lithuania, Indre Maria Gidrauskaitė, Astra Gidauskienė and John Zeininger. Šaunuolė. Kaip sekėsi jums, Kostai? Blogai. Kodėl? Kodėl jums sekėsi blogai? Turėjau. Galbūt. Bet nuotaikos geros. Viskas tvarkoj. Smagu. Silver medalist from Lithuania, Kostas Karpavičius. And the gold medalist from Austria, Ekehard Kubasta. Turim ir truputį nukentėjusioje, lauke 40 laipsnių šilumos, visi slepiasi salėje arba šokinėja, nes išeit į lauką tai tiesiog neįmanoma būtent saulės, o kadangi treneriai Astai varžybos už pusvalanduko, tai šaldomės ledu ir tikimės, kad viskas praeis ir pagerės. Taip, kad būti atviram baseine varžybose ne visada taip smagu, kaip gali pasirodyti per televizorių, kartais būna ir gerokai per šilta. Labai smagu, kad salėje, kur vėsiau irgi yra televizorius ir rodo visus, kas šoka ir kokius šuolius daro. Ir taip pat eina video su garsu net. Taigi šaldomės ir laukiam trenerės Astos varžybų. Na va, kaip ir sakiau, beprotiškai karšta, tai ir kitam varžybininkui pasidarė gerokai bloga, jau buvo prieš varžybas, daktarai leido jam šokinėti, bet šiuo metu yra visi apspitę, kad viskas tikrai praeitų gerai. Ir galim pastebėti, kad ir tribūnose
po saulę mažai kas pasiryžę sėdėti, nes beprotiškas karštis tikrai. Taigi net atėjo greitosios pagalbos medikė, tikrina saturaciją, tai yra kiek deguonies yra organizme, visi pergyvena, ar tikrai viskas yra gerai. Yvonne van der Meer. The silver medalist from Lithuania, Asta Girdauskienė. The gold medalist from France, Marta Cruz-Lesbros. Na štai, mes pagaliau išjudame į miestą. Tikime, šiandieną pavyks papulti ir viskas bus gerai, be jokių incidentų. O dabar aš visą laiką jau noriu jums parodyti liftą, bet vis pamirštu. Tai eime kartu ir parodysiu serbišką liftą viešbutyje. Tai kol kas viskas įprasta, atvažiavo į 2 aukštą, atsidarom duris. Štai aš. Ir atrodytų viskas puiku, bet čia yra duris, kur tiesiog aš paspaudus aukštai, kurį noriu važiuoti, galiu visą laiką liesti. Nėra jokios apsaugos, nieko. Ir skaitosi, kad tai normalu. Tai labai neįprasta. O dabar keliaujame į lauką. Mantas jau, matau, pabėgo, išėjo šaldyti mašiną. Štai mūsų viešbučio išėjimas. Ir turime savo aikštelę, ten visada turim vietą pasistatyti automobilį, kas žinoma džiugina. Tai keliaujam pasiimti savo senjorų, taip sakant, ir važiuojam į miestą. Viską parodysim.
Na va, mums visgi pavyko atvažiuoti į miestą, kuo labai džiaugiamės, tikimės, kad pavyks pamatyti kažką. Kol kas štai tokie vaizdai. Viskas gražu, Mantas bando susimokėti už parkingą, nelabai mums aiški sistema, bet manau viskas pavyks ir keliausim pasivaikščioti. Tai va, smokėjom už parkingą, praėjom tą Skarmalų gatvę. Skardų gatvė. Skarmalų, kur vien kavinės, nu tai yra pora paveikslų parduotuvių ir toliau vien skirtingo pobūdžio kavinės. Nuo itališkų iki meksikietiškų maistų. Grynas, net nepanašus, grynas senamiestis, tik su daugiau restoranų visiems turistam. Vėl yra fontanas, toks gražiai gražus, negražus. Ir grafičiai ir kavinės. Toks kaip itališka gatvelė. Nučiupinėti bronziniai bičiukai. Vienas dainininkas tikriausiai įžymus kažkoks, panašus į Kostą mūsų, tik su kostiumu ir šiek tiek jaunesnis. Trenerė Esta sakė, kad jisai panašu Laisvės alėjoje. Aš tai nežinau, kur randasi. Va šita kavinukė labai smagi, va Mantas tuoj parodys plotą. Vienu žodžiu, įdomu. Ir neįdomu. Vienam kartui toks nuo kalno leidžiamės žemyn. Realiai gali ateiti daug kartų Senamiesčių pavalgyti. Arba Laisvės alėja. Taip, gali daug kartų ateiti. Dar viena įdomi skulptūra iš dešinės pusės, labai nučiupyta. Kaip ir mikrofonas to bičiuko. Va, dainininkai ruošiasi. Praėjo su būgnais. O čia tai tiesiog va, bronziniai kelieniai dėduko. Pasižiūrėk, koks gražus graviruotas, pritrauk tenai. Visokių vazų. Toks labiau graikiškas. Velnių ant sienų pripaišyta žodžiu. Tai va taip atrodo tos gatvelės. Ir žada po poros valandų, kad bus daug muzikos. Jo, čia įsivaizduot galima taip, kad atsidaro viską 6 valandą vakaro, 7 ir apie 7-8 valandą prasideda muzikos visos. Nu tai va, tiek iš tos gatvelės. Na va, mes išėjom iš tos gatvelės, kur buvom nuvažiavę iš pat pradžių ir nusprendėm praseiti toliau. Tai čia gal daugiau gyvenimo ir truputėlį. Štai tokia rūbų parduotuvė, barbershopas pačiam centre, bulkinė, nelabai panašiai mūsų lietuviška. Mama su mantu. Na ir keliaujame pažiūrėti toliau.
Nu, matosi ant mūsų pačių, grįžtam nusikalę, nukaitę ir su daug pagaliau pasivaikščiojimų po miestą. Nu, daug, tas daug, tai šiek tiek. Ką dar aš neturiu žodžių. Pasivaikščiom po miestą, parvežėm savo senjorus ir tada užėjom į parduotuvę, prisipirkom cielo, skudukų. Lauktuvėm, ne sau, viskas gerai. Aušra, užsuksim į sėdžius. Tai va, Grįžom namo, kambario nerodysim. nes sujaukta po varžybų. Grįžom, greit viską sumetėm, šiek tiek atvėsom ir išvarėm. Tai va, Oi, tai va. Vargė pavargė, kalė nusikalė, su medaliais ir su daug medalių šiandien. Ką, užbaigiam taip dieną, susitiksim rytoj per kitus apšilimus, pusryčius ir panašiai. ir varžybas. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, pafollowinti kanalo ir susitiksim rytoj. Tikiuosi pasisirgi taip šilta. Bele ką. Mes jau išėjom miegoti ir tada prasidėjo audra. Tai man tas nueis dabar perstatyti mašiną, o mano užduotis nepamesti telefoną. Nes mašina stovi po medžiu. O kaip ten viskas baigtis gali, neaišku. Linksminamės. Uf.